Kas svarbiausia yra paaugliui žinoti, kad jeigu jis vis tik tai nuspręs kalbėtis, kad jis bet kada tai gali padaryti. Aš lygiai tą patį irgi taikiau. Tai aš savo vaikam, kai jie sakydavo, ne, tėti, aš nenoriu nieko pasakoti, aš jiems sakydavau, bet jeigu tu norėsi, tu žinai, kur mane rasti. Nenori kalbėti, viskas gerai, aš gerbiu tavo norus, nenorus, bet aš užduodavau kontrolinių klausimų. Ar ta problema, kuri yra, jinai labai didelė, aš taip, žinot, kaip, ašgi save raminu tais klausimais, labai didelė problema. Vaikas sako, pakankamai, aš toks, geriau būčiau neklausęs, bet gerai. Ar tau reikalinga mano pagalba? Ne, nereikia. Gerai, sakau, ar tu pajėgsi pats susitvarkyti? Taip, manau, kad taip. Jau lengviau. Tokie keli kontroliniai klausimai, kurie man truputėlį ramiau, vaikui leidžia truputėlį geriau įsivertinti, kas vyksta. Ir akcentas. Aš galiu tau galbūt padėti, jeigu tu manysi, kad tai reikalinga. Tau tiesiog reikia man pasakyti. Bet aišku, vaikų patirtis su tėvais, jinai irgi lemia, ar vaikai ateis.